Sveiki gyvi, labai malonu matyti jūs, labai džiugu, kad jūs domitės šitą problemą. Iš savo praktikos galiu pasakyti, kad aš jau 20 metų kaip pensijoje, tai visos tos problemos ir mane atitinkamai lietė. Svarbiausiai bendrauju su panašaus amžiaus dar savo pažįstamais draugais ir didžioji dauguma iš mano pažįstamų turi nemažai problemų, jiems trūksta tų vadinamų lėšų, reiškia sunku išgyventi ir taip toliau. Dar viena, jeigu taip pasakyti, iš mano patyrimo, mano mama buvo kultūros, tarybiniais laikais ta kultūros sektoriaus atstovė, muziejininkė, kaip sakant, išėjo pensiją 50 metų. Ir, kaip jinai sako, aš niekad negalvojau, kad aš pasensiu. Tarybiniais laikais ta pensija buvo nemaža, apie 70% nuo buvusio atlyginimo. Reiškia, bet po to, reiškia, nuolat keitėsi ypatingai, o čia iš anksčiau šnekėjusių niekas neakcentavo, kad pinigai pastoviai praranda savo perkamąją galią. Ir savo, kaip sakant, gyvenimo pabaigoje jos tą vadinamą pensiją sumažėjo iki 10 ar net mažiau nei 10% nuo perkamosios galios, ką jinai turėjo pradžioj. Ir gavosi, kad visą laiką man ir kitiems skundėsi, kodėl ta valstybė taip moka tokias mažas pensijas. Tai aš jai aiškinau, mama, labai gerai, kad valstybė, reiškia, moka mažas pensijas, kitaip iš kur valstybė paims? Paims iš tokių kaip aš. Žymiai daugiau, tai sakau, geriau man asmeniškai, reiškia, tau padėti, nei, reiškia, kaip jūs klausėt, kad iš didelio atlyginimo valstybė surenka ir jie tau duoda visiems kitiems. Taigi, reiškia, mano pagrindinė tema tai yra, kodėl Lietuvoje, reiškia, pensijos vis dėlto mažos ir net išsilavinusių ir protingų žmonių. Aš pradžioj noriu, galbūt tai bus elementaru, bet atkreipti jūsų dėmesį, kad yra gyvenimo veikloj, tai yra pagrindinis tas priežasties pasekmės dėsnis ir reikia žinoti pagrindinius dėsnius ir žinoti, jeigu kas nors pas mus yra geri rezultatai ar blogi rezultatai, visada reikia žinoti priežastis. Kol mes tikrųjų priežasčių nežinosim, mes negalėsim jas įtakoti. Taigi, dar viena, čia bus daug teksto, bet dar aš visada pažymiu tekstuose keliom spalvom. Reiškia, tai, kas daroma ir neblogai daroma, tai visada yra pas mane, reiškia, parodyta mėlyna spalva, taip, kas siūloma arba perspektyvų ir ką reikėtų daryti, kaip sakant, siekiamybė, tai ta violetinė spalva. Kas blogai arba netinkamai, tai yra tokia rusva spalva. Pirmiausiai, aš kaip ir studentams visada rodavau, kad, reiškia, kada mes šnekam apie išlaidas, tai visos išlaidos visada būdavo nuspalvintos rusvos spalva. Tai jie klausdavo, kodėl išlaidos rusvos spalva. Sakau, todėl, kad išlaidų, reiškia, pirmoji priebalsė yra iš š pavidalu. Ir jeigu jums sukelia, reiškia, š kitas asociacijas, tai žinokit, kokios spalvos ta š. Tai turėkite omeny čia. Taigi, pirmiausia reikia žinoti, kad gyvybės arba gyvenimo palaikymui
visada tą gyvybę būtina maitinti ir apginti nuo išorės pavojų, ne tik dabar, bet svarbiausia ir ateityje. Ir tam reikalingi atitinkami ištekliai. Svarbiausiai, daugelis galvoja apie pinigus išteklius, bet noriu atkreipdėmėsi, kad svarbu ateityje ne patys pinigai, ne patys šitą, bet jų šaltiniai. Jeigu nebus, reiškia, tų pajamų šaltinių, tai visada bus problemos. Nu, reiškia, dabartinėme pasaulyje, kadangi daugelį mes galime įsigyti iš finansinių, reiškia, tų galimybių, tai svarbiausiai reikia rūpintis tais vadinamas finansiniais šaltiniais. Nu ir kodėl būtina patiem asmeniškai rūpintis tą savąją pensiją. Todėl vieną, ką tikrai visiems rekomenduoju, kad kiekvienas asmuo privalo turėti savus pensijų lėšų šaltinius. Savus, kuriuos jūs galite atitinkamai, reiškia, įtakot, nes kaip ir buvo čia grafikė parodant, kad atveju išlaidos tai yra padidėję, nes neišvengiamai sumažėja darbingumas, pajamų galimybės, o išlaidos, kaip matot, rusvos spalva, taip, ypač sveikatos priežiūrai dažnai padidėja. Na ir kiekvienas asmo privalo turėti, reiškia, tą vadinamą šaltinius, nes pensijų lėšų tikslas yra užtikrinti senolių finansinį saugumą ir orų pragyvenimo lygį. Turbūt dažnai girdėjote, kad visi nori, reiškia, ir pensijoje gyventi oriai. Nuo tas orumas priklauso nuo atitinkamo, reiškia, tų išlaidų kiekio. Nu, da vieną aš noriu visiems pasakyti, kad geriausiai vertinti tą galimybę oriam, reiškia, pragyvenimui, tai per mėnesį oriam gyvenimui užtikrinti reikia turėti lėšų, kurios sudaro panašiai apie pusę aukso uncijos kainos. Pusę uncijos kainos, jeigu dabar uncija eurais kainuoja 3400, dalinkit per pusę, tai oriam gyvenimo vienam asmeniui šiuo metu reikia apie 1700 eurų. Čia oriam gyvenimui. Toliau yra ta vadinama skurdo riba, tai yra 60% nuo vidutinio atlyginimo. Ir tai yra, paskiau bus tie skaičiai, nuo dar žemesnė, tai yra absoliutaus skurdo riba, kada tik tai sunkiam, reiškia, įsimaitinimui tą užtenka. Todėl dar, kur visi sakė, kad rekomenduojama, kad pensijos pajamos turėtų siekti apie 60–80% nuo buvusių pajamų. Dėl ko? Dėl to, kad mes iš savo pajamų visi įprantam turėti tą savo pragyvenimo lygį. Taip? Tai jeigu jūs dabar savo pragyvenimui įpratę tą, reiškia, pragyvenimui naudoti tą pusę aukso uncijos kainos 1700, nu ir paskiau tas keisis. Taip? Todėl labai svarbu patiems savo ir savo ypatingai palikuonėms, savo vaikam, anūkam ir taip toliau, reiškia, įdiegti tą vadinamą, kad jie vadovautųsi stabilaus gyvenimo aprūpinimo strategija. Kaip jinai skambėtų? Taip, kad savo ne tik dabarties, bet ir ateities aprūpinimui privalu turėti disponuojamus pakankamus galios finansinius šaltinius.